Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę vyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 21-2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Sinchronizacijos projektas juda į priekį, Renerga plečia vėjo parką, o G7 šalys sutarė nebefinansuoti anglies projektų. Iš tokių vidutinių naujienų Lenkijos anglies pramonė persekioja nesėkmės, o amerikiečiai vasaros atostogas pasitinka pagiriomis po kibernetinės atakos. Be visų šių dalykų perdėliojamos amerikiečių sankcijos Nord Stream 2 projektui, o Tarptautinė energetikos agentūra dėlioja sunkiai įkandamą planą netaršiai energetikai. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Lenkijos anglių ir energetikos pramonė persekioja nesėkmės. Gegužės 17 dieną suveikusios saugos sistemos Rogovieco elektros pastotėje nuo tinklo atjungė 10 iš 11 Belchatovo anglinės jėgainės blokų, apie 3,9 gigabatus generacijos. Didžiausiam 858 MW galios jėgainės blokui prijungtam prie kitos pastotės tai įtakos nepadarė. Jėgainiai šalies elektros tinklą tuo metu tiekia 17% elektros. Galios trūkumą pavyko padengti su Vokietijos, Slovakijos ir Čekijos pagalba. Sutrikimas pastotėje, kurį sukėlė žmogaus klaida, buvo pašalintas per valandą. Išjungtiems anglinės elektrinės blokams pasileisti prireikė kaip įprasta iki 12 valandų. Paskutinis paveiktas generatorius oficialiai paleistas antradienio vakarą. Tinklų operatorė Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ir jėgainę valdanti Polska Grupa Energetyczna (PGE) aiškinasi, kas kaltas ir kas už viską turi sumokėti. Šeštadienį turėjo būti stabdomas ir didžiausias jėgainės generatorius, nes dėl gaisro šalia esančioje vienoje didžiausių šalies anglies kasyklų sutriko kuro tiekimas. 12 gaisrinės brigadų per dieną užgesino užsidegusi anglies eskalatorių, aukų išvengta. Savaitės viduryje PGE sulaukė ES teisingumo teismo nurodymo nedelsiant iki teismo sprendimo nutraukti veiklą Turovo rudosios anglies kasykloje prie Lenkijos sienos su Vokietija ir Čekija. Čekai skundžiasi, kad kasykla daro poveikį vietos gruntiniams vandenims. Varšuva, anksčiau pratęsusi kasyklos veiklos licenciją iki 2044-ųjų, žada gintis. Kasykla tiekia kurą šalia esančiai 1,3 gigavato galios Turovo jėgainiai. Lenkija 2020-aisiais 72% elektros pasigamino iš anglies. Šalies strategija numato, kad šio kuro energetikos sistemoje neliks ne vėliau nei 2049-aisiais. Visos minimos bendrovės yra valdomos valstybės. Pastaruoju metu paskelbta apie kelis reikšmingus poslinkius ruošiantis Baltijos šalių prisijungimui prie kontinentinės Europos elektros sistemos. Litgrid užbaigė 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius Neris teritorijų planavimą ir vasarą skelbs projektuotojų ir statytojų paiešką. Ši linija yra viena iš kelių suformuosiančių elektros tinklo žiedą aplink Vilnių. Jis turėtų būti užbaigtas iki 2025 metų. Energetikos ministerija skelbia, kad jau artimiausiu metu prasidės linijų Darbėnai Bitėnai bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė Bitėnai projektuotojų paieška. Šios linijos sujungs Harmony Link jungtį su Kruonio hidroakumuliacine elektrine. Paminėtina, kad kiek anksčiau buvo uždegta žalia šviesa, priimtas galutinis investavimo sprendimas Harmony Link statybai. Dabar tokio sprendimo laukiama Lenkijoje. Taip pat kiek anksčiau į Litpol Link keitiklių stotį buvo atgabentas galingiausias Baltijos šalyse autotransformatorius. Vienas iš įrenginių būtinų antžeminės jungties su Lenkija Litpol Link išplėtimui. Platesnė jungtis leis Lietuvai, bet ne Latvijai ir Estijai, veikti sinchroniškai su Lenkijos sistema, jei Rusija nuspręstų Baltijos šalis anksčiau laiko atjungti nuo Brel žiedo. Energetikos ministerijos Litgrid valdančiai bendroviai EPSO-G išsiųstame akcininko lūkesčių laiške nurodoma, kad jungtis turi būti išplėsta antroje šių metų pusėje. Jau iki rudens turi būti atliktas avarinio Lietuvos ir Lenkijos sistemų sinchroninio darbo bandymas. Kritiniams sinchronizacijos projektams grupė turi taikyti nulinius projektų vėlavimo tolerancijos terminus, rašoma laiške. JAV atminties diena, Memorial Day, minima paskutinį gegužės pirmadienį. Šis savaitgalis žymi vasaros atostogų sezono pradžią, bei degalų poreikio piko pradžią, nes amerikiečiai pasileidžia keliauti automobiliais. 34 milijonus jų šiemet šventė pasitiks didžiausiomis nuo 2014 metų degalų kainomis.
Tai vis dar juntamos kibernetinės atakos prieš naftos produktų tiekimo vamzdyną Colonial Pipeline pasekmės. Amerikos automobilių asociacijos duomenimis vidutinė įprastų degalų kaina šalyje siekia $3 ir beveik 4 centus už galoną. Palyginti prieš savaitę, kai produktotiekis neveikė, jis siekia $3 ir beveik 5 centus, kai prieš metus $1 ir beveik 96 centus. Colonial Pipeline neveikė 5 dienas, poveikį pajuto 12 000 degalinių, apie pusę jų pritrūko degalų. Su trūkumu jos dorojosi dar ir savaitės pradžioje. Colonial Pipeline valdanti bendrovė gegužės 7 dieną patyrė kibernetinę ransomware ataką. Rusų programišių grupuotė DarkSide įsilaužė jos kompiuterius, užšifravo juose esančius duomenis ir pareikalavo išpirkos. Kaip paaiškėjo vėliau, įmonės vadovybė jiems bene iš karto sumokėjo 75 bitkoinus, tuometinė vertė apie $5 milijonus, tačiau duomenų dešifravimas užtruko. Tai kol kas rimčiausia kibernetinė ataka prieš kritinę JAV energetikos infrastruktūrą. 1964 pastatytas produktotiekis tęsiasi beveik 9000 km nuo perdirbimo gamyklų Teksase iki New Yorko uosto. Jo patiekiami 45% šalies rytinėje pakrantėje suvartojamų degalų. Jį valdanti bendrovė priklauso energetikėms Koch Industries ir Shell, taip pat Pietų Korėjos ir Kanados pensijų fondams bei Australų IFM Investors. Achemos grupiai priklausanti Renerga ketina statyti 3 bendros 16,5 MW galios vėjo jėgaines Anykščių rajone esančiame Kunigiškių vėjo jėgainių parke. Čia bendrovė jau valdo 3 bendros 7,5 MW galios vėjo jėgainių parką, kuris pradėjo veikti 2017-aisiais. Plėtrai bendrovė iš SEB banko pasiskolino €10 milijonų. Ši suma anot banko užtikrins reikšmingą finansavimo poreikių dalį. Turbinas jėgainėms tieks amerikiečių General Electric, projektą užbaigti ketinama 2022-aisiais. Didžiosios pasaulio ekonomikos G7 formate sutarė nuo ateinančių metų jokiomis formomis nebefinansuoti naujų anglies energetikos projektų kitose šalyse. Taip pat nutarta bendradarbiauti su kitomis šalimis, greitinant netaršaus transporto plėtrą, 2030-aisiais didžiąją dalimi netaršių paversti energetikos sektorių bei stabdyti viso iškastinio kuro projektų finansavimą. Tiesa, pastarieji įsipareigojimai liko abstraktesni nei pirmasis. JAV prezidento Joe Bideno administracija perdėliojo sankcijas Nord Stream 2 projektui. Nutarta 90 dienų atšaukti sankcijas projekto bendrovei ir jos vadovui, tačiau sankcijų sąrašai įtrauktos kelios darbus tiesiogiai atliekančios Rusijos bendrovės ir 13 laivų. Sankcijos palies Kokso Chimtrans, Mort Transservice, jūrų gelbėjimo tarnybą ir Samaros šilumos ir elektros energijos fondą. Laivų sąraše vamzdyklojantis Akademik Čerskij, tarnaujantis laivai Juri Topčev, Vladislav Strižov, Baltijskij Sledavatel ir kiti. Ir galiausiai, Tarptautinė energetikos agentūra parengė pirmąjį pasaulyje 400 punktų veiksmų planą, kuris padėtų pasauliui pasiekti netaršią energetikos sistemą amžiaus viduryje. Tai taip pat padėtų apriboti klimato atšilimą iki 1,5 laipsnio Celsijaus, išvengiant jo sunkiausių padarinių. Anot analizės autorių, dabartiniai prisimti politiniai pasižadėjimai nėra pakankami. Tačiau pažymima, kad planas tuoj pat gausiai diegti egzistuojančias netaršios energijos technologijas bei gausiai investuoti į inovacijas yra itin ambicingas. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.